Aš tik buvau išmokus lituoti ir tiesiog RC mašinėlė sugedo. Atsidariau, žiūriu laidas nutrūkęs, prilitavau tą laidą ir jinai veikia. Tai man stebuklas nebuvo, bet tėvai nesuprato, ką aš ten padariau. Tai toks smagus buvo, kur gerai, aš turiu kažkokią kompetenciją, supranti, kad aš su tuom galiu kažką daryti daugiau. Aš esu Laura, baigiau elektronikos studijas KTU universitete. Šiuo metu dirbu Kitrone, produkto inžinierė. Koks buvai vaikas? Buvau energingas, smalsus vaikas. Kokia esi dabar? Gal tas smalsumas ir tas toks lindimas visur išliko iš tikrųjų. Aš žinojau, kad noriu studijuoti inžinerinius mokslus ir tada žinojau, kad Kaune yra universitetas, kuris vien Baltijos šalys yra geriausiai ruošia inžinerinius specialistus. Todėl man nebuvo labai didelio klausimo, aš net neturėjau niekada tokio noro važiuoti į užsienį mokytis. Tiesiog likau Lietuvoje, Kaune. Kodėl būtent inžinerija? Elektronika, taip, elektronikos inžinerija. Man labai patiko tikslieji mokslai, matematika, fizika. Ir tada, sakykime, atmetimo būdu, man liko inžineriniai mokslai, tada pasižiūrėjau, kas yra, truputį paklausiau, galbūt, kad ta specialybė būtų perspektyvesnė. Ir tada nusprendžiau, kad būtent elektronikos inžinerija yra tokia. Kaip atsidūrei būtent Kitrone? 4. kurso bakalauro metais, kuomet ieškojau vietos praktikai atlikti. Ir aš jau buvau šiek tiek susidūrus su Kitronu, dėl to, kad buvo ateitis elektronikam iniciatyva pradėti rodytis ir tada pamačiau tas visas įmonės. Ir tai buvo tos kelios įmonės, kurioms parašiau, norėčiau atlikti pas jos praktiką. Ir Kitronas man atrašė, tai atlikau praktiką, gavau darbo pasiūlymą ir vis dar esu čia. Kaip atrodo tavo eilinė diena čia, tiek kažkokia išskirtinė diena? Tai yra darbas prie kompiuterio iš esmės. Ir aš turiu taip kelis kartus, jeigu reikia, nueiti iki gamybos, jeigu kyla klausimų, jeigu reikia kažkokią problemą išspręsti. Bet pagrindai yra darbas su kompiuteriu, bendravimas su klientais ir bendravimas su kitais skyriais toks. Jeigu labiau neeilinė diena, tai aš turiu atvažiavusi svečią, pavyzdžiui, atvažiavusi klientą. Ir aš visą dieną turiu praleisti su juo. Tai reiškia parodyti gamybą, parodyti, kaip jo gaminiai atrodo, tai tokia įdomesnė gal diena. Ką tavo draugai ar šeima įsivaizduoja, ką tu veiki ir kiek tai skiriasi nuo realybės, ką tu veiki? Aš pasakau, kad aš esu produkto inžinierė ir tada klausimas būna, o ką tu darai? Ir tada aš pradedu sakyti, kad, taip, kokią liniją parinkinėjam gamybai, komponentą, jeigu reikia kažkokią alternatyvą. Ir tada sako, stop, nelabai supratau, gerai, turbūt labai įdomus darbas. Tai manau, kad ganėtinai stipriai skiriasi. Kas visam šitam kely labiausiai nustebino apie save, apie organizacijas, apie kitus? Kad yra tas visas nusistatymas, kad kažkodėl moteris rečiau kada bus inžinierės. Tai yra tas fenomenas, kad, žinoma, didžioji dalis yra vyrai, kaip ir Kitrone, kaip ir manau, kad daugelį kitų įmonių. Bet aš tiek grupiokę turėjau, aš tiek dabar turiu kolegių ir man dažnai tenka atsakyti klausimus, kad oi, tai čia vien su vyrais dirb. Nėra taip, aišku, jų yra mažiau, bet kad tas klausimas toksai yra opus, kažkaip, sakau, nesitikėjau. Ko palinkėtum būtent dešimtokėms, kurios dabar renkasi ar jau pasirinko dalykus, kuriuos studijuos ir galvoja, kad šita sritis tai yra kabutėse berniukiška? Jinai nėra berniukiška, jinai reikalauja tikrai didelio kruopštumo, to pačio atidumo. Merginom šios savybės yra labiau įprastos netgi, tai tas visas pasakymas, kad oi čia berniukiška specialybė, nelabai netgi ir tinka. Įsivaizduoju, kad dabar pati esi dešimtokė ir kad dar viskas ateityje, į ką fokusuotumės norėdama siekti karjeros elektronikos inžinerijoje? Tikslieji mūsų mokslai, kuriuos tu turi mokėti. Ir tada užklasinė veikla. Tas pats, sakykime, programavimas ir dabar visokie robotikos būreliai, žinau, kiek yra toks pasirinkimas ir tiek galimybių, tai jom visom naudotis. Ką pasakytum savo kaip dešimtokai dabar? Aš manau, kad 10 klasėje iš tikrųjų dar yra daug laiko to likę ir dar tu gali pasimatuoti ir pasižiūrėti, kas tau tinka ir patinka. Bet dar visi 2 metai, o jaunam žmogui tie 2 metai yra tikrai labai daug. Ir aš savo 10 klasėje pasakyčiau, kad viskas tvarkoj, jeigu dar nežinai, ką nori daryti. Viskas yra gerai, ateis laikas, anksčiau ar vėliau, nes nuo žmogaus priklauso. Ir ką tau asmeniškai davė mokykla? Ką išmokė? Mokykla man ir suteikė tą meilę tiksliesiam mokslam. Koks mėgstamiausias filmas?
ką visi žiūri, tą ir aš žiūriu. Oppenheimeris patiko. Vėl, aš ten to suvokimo neturiu labai daug, bet jau kažkiek turiu ir jau galiu suprasti ten, kas maždaug vyksta. Ten labiau chemija, bet vis tiek. Kas mūsų visų laukia po 5, 10 ar daugiau metų? Manau, kad dirbtinis intelektas mums ateis jau truputį į artimesnę aplinką. Faktas ir manau, kad tai yra neišvengiama, bet aš iš tikrųjų laukiu to momento. Aš manau, kad yra labai daug potencialo ir galimybių būtent šitam įrankiui. Manau, kad specialybė bus dar perspektyvi ir ne 10, ir ne 15 metų. Dėl tokių dalykų aš tikrai nesijaudinčiau. Jei sutiktum save vaikystėje, ką pasakytum? Sakyčiau, kad nebijok, kad nežinai, ką nori daryti dabar. Ateis laikas ir viskas paskui sukrenta į vietas. Ir būna kaip turi būti. Ar labai visus buvo interviu? Viskas tvarkoje buvo, gal truputį jaudinausi, bet šiaip viskas gerai.